Sveiki, seniai nešnekėjom. Stengiuosi biškė tokiai būti nuo socialinės medijos, bet YouTube manęs kažkaip dar taip neįtraukia, tai kartais galiu čia sauliais pasirodyti. Ir nekreipkite dėmesio į mano šiltuką. Labai gera, nes pas mus su juo sėdėti, nes pas mus šalta. Tai tiesiog dėl jaukumo priežasčių. Šiandien skaičiau Jono 15 skyrių nuo 16 eilutės. Iš tikrųjų tik tai 2 eilutės ir skaičiau. Taip, sėdėjau gana ilgai su jom. Tai 16 ir 17. Tai paskaitysiu ir jums. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai sakau, vienam kitą mylėti. Ir ką man labai patinka daryti, tai tiesiog gilintis ir nagrinėti Jėzaus mintis. Čia Jėzus šneka, jo mokiniai užrašė. Ir man patinka tą daryti, suprantant, kad tai yra Dievo mintis. Jėzus yra Dievas kūne. Ir jo mintis yra tobuliausios mintis, kokios gali būti. Ir Jėzus yra Dievo žodis. Dievo mintis. Ir nežinau, jeigu kas nors skaitot Bibliją, gal pastebėt, kad kai kur atrodo, kad jo mintis šokinėja ir taip toli nušoka, kad atrodo net nelogiška. Va čia kalbėjau apie vieną dalyką, čia jau kalbu apie visai kitą. Ir aš aišku suprantu, kad tai yra logiška, tik tai gal prasilenkia su mano logika, nes mano logika ribota. Ir man labai patinka surasti tokias vietas, ir čia viena iš jų. Ir paprašyti, kad Dievas man padėtų sukurti tą sąsają tarp jo minčių, nes jinai tikrai yra. Tai kartais aš nesuprantu. Ir taip atsitiko su šitom eilutėm. Tai čia šneka, kad apie vaisius, kad Dievas mus išsirinko tam, kad neštume vaisių, perfrazuoju, ir kad tie vaisiai išliktų, ir kad Dievas mums suteiktų, ko prašom. Tai tie vaisiai ir yra tai, ką Dievas mums suteikia. Ir po to jisai sako, iškart pat šito pasakymą apie vaisius, kad Dievas tai suteiks, sako, aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Ir aš tokia, what? Kas čia buvo, Jėzau? Tu ką tik kalbėjai apie vaisius ir dabar jau sakai, aš jums įsakiau vienas kitą mylėti. Galvoju, gerai, aš nelabai suprantu, kur čia ta sąsaja ir kokia jinai yra. Sakau, Dieve, paaiškink. Ir Dievas yra geras ir jisai nori, kad mes jį pažintume ir jis visada paaiškina. Jeigu tik ateinam su teisingu motyvu. Daugam, kas klausia jo kažkokių klausimų, kai skaitom Naują Testamentą, tai daugam iš tikrųjų nepaaiškino, nes jų motyvai buvo netiri. Bet jeigu ateinam nusižeminę su motyvu jį geriau pažinti, tai jis visada duoda mums atsakymą anksčiau ir vėliau. Ir ta jungtis ir yra būtent meilė artimui. Dievas yra meilė. Ir viskas, ką jisai daro, yra iš meilės, nes jis kitaip negali. Ir ta jungtis yra meilė tarp šitų dviejų minčių. Dievas išsirinko mus dėl meilės, kad eitume ir duotume vaisių dėl meilės jam ir kitiem, kad ko tik prašytume tėvą jo vardu, visą jis mums duotų dėl meilės jam ir kitiems. Ir aišku, tada susisieja ir tas, ką jisai pasakė, kad aš jums tai įsakau, vienas kitą mylėti dėl meilės. Ir atvirkštinis tam variantas būtų dėl savęs. Tik dėl savęs. Aš nesakau, kad nereikia savęs mylėti, bet jeigu tik save mylim, tai čia jau egoizmas ir savanaudiškumas. Tai kartais, kai skaitom šitas eilutes, kai aš
taip gal turėčiau sakyti, kai aš kartais skaitau tas eilutes, pirma gal kažkokia pasamoninga mintis būtų, kad dėl manęs išsirinko Dievas ir dėl manęs jisai nori, kad tiksliau ne jisai nori, aš pati noriu dėl savęs duoti tų vaisių ir noriu, kad Dievas man duotų viską, ko prašau, jo vardu, dėl savęs. Ir Dievas visiškai nuliuoja šitą mano mąstymą, tą 17 eilutę, kuri sako, aš jums tai sakiau, vienam kitą mylėti. Tai ne dėl savęs, bet dėl kitų. Ir tada, kad įtvirtintų man šitą pamoką, į mano mąstymą Dievas davė man tokį vaizdinį palyginimą, kaip visada jis mėgstama šnekėti per gamtą, tai obelis duoda vaisių kažkiek gal dėl savęs. Jei tai bus į gerą, kad jinai duos vaisių, kažkas gal išnešios tas sėklas ir išauks naujos obelis. Bet iš tikrųjų daugiau dėl kitų. Obelis savo vaisių nevalgo. Tikriausiai niekada nematėm obelies sėdinčią ir valgančią savo vaisius. Ir netgi kai tos sėklos išbarstytos, tai tam, kad išaugtų kiti, ne tiek dėl savęs, kiek dėl kitų. Tai aš labai norėčiau, kad šita motyvacija įstrigtų man taip giliai, kad tai būtų pati pagrindinė motyvacija, dėl ko aš viską darau. Ir vakar pastorius sakė pamokslą ir pacitavo iš Jono 13, man atrodo, skyriaus vieną eilutę, kuri man labai įstrigo. Pirma eilutė, 13 skyrius Jono, pirma eilutė. Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Ir man taip visai naujai nuskambėjo šitą eilutę. Gal ne kiek naujai, kiek giliau, būtent va šitą vietą, kur sako, parodė jiems savo meilę iki galo. Iki galo. Tai, ką supratau, tai kad ne iki kol pavargsti, ne iki kol susergi ar kažką skauda, ne iki kol patogu ar lengva, bet iki galo. Jėzus parodė man savo meilę iki galo, iki paskutinio kraujo lašo, kas pasimatė ant kryžiaus. Ir aš taip noriu. Mylėti jį ir jo žmonės iki galo. Ir aš nesakau, aišku, kad nereikia ilsėtis mums, bet norėčiau, kad netgi kai einu ilsėtis ir leis Dievui atstatyti mane, netgi, kad ta poilsio motyvacija būtų tam, kad galėčiau mylėti Dievą ir žmonės iki galo. Jo, gal tiek ir norėjau pasakyti.